Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie teksto formatavimą teksto rengyklėje. Taigi mums kartais prireikia pakeisti šriftą, nustatyti simbolių dydį kitokį, galbūt reikia ką nors paryškinti, pasvirinti, į kursyvų parašyti, kai kur laipsnio indeksą padaryti arba indeksiuką apačioje padaryti. Tai visą šitą šiame vaizdo įraše ir apkalbėsiu. Aišku, pirmas žingsnelis, norint tekstą formatuoti, reikėtų jį pažymėti, kad kompiuteriui būtų aišku, kurią vietą mes norime keisti. Tai pažymėjimas tiesiog pelyte galime pats greičiausias, ko gero, nuspaudus kairį pelytės klavišą atsistojame į pradžią arba į pabaigą norimo pažymėti teksto. Aš dabar antraštę keisiu, tai galiu nuo pradžios nuspaudęs kairį pelytės klavišą laikant vilkti į to teksto pabaigą, arba galiu nuo pabaigos tempti į priekį ir tai pažymiu šito rašinėlio antraštę. Na, o dabar, kai turiu pažymėjęs antraštę, tarkime, aš ją noriu, kad jinai būtų kitokiu šriftu parašyta, aš galiu ieškoti kažkokio tai kitokio šrifto, tik reikėtų atkreipti dėmesį, kai kurie šriftai gali neturėti netaisyklingai atvaizduoti lietuviškas specifines raides, tai va, į tą reikėtų atkreipti dėmesį. Pasirinkau Bookman Old Style. Na ir dabar šalia yra simbolių dydis. Tai čia galime nusistatyti ir kokį mes norime tą simbolių dydį. Jeigu jau matome, kad nėra skaičiaus tokio, kokio mums reikia, tarkime 25 norėtume, tai tiesiog rankelę parašome, va toje vietoje parašom 25, paspaudžiam Enter ir turime jau tokio dydžio, 25 dydis. Dabar viskas, antraštę suformatavom, padarėme ją kitų šriftų, padarėme, va čia paspaudus matome, kad pasikeitė šriftas, čia tekstas pats yra Times New Roman, čia yra Bookman Old 25 dydis. Dabar, tarkime, norime pirmą sakinį padaryti, kad jis būtų vėlgi, tarkime, paryškintas ir pasviręs. Tai va čia yra pats pirmasis yra paryškintasis tekstas stilius, toliau yra kursyvas, pasvirusios raidės ir toliau yra pabraukimai. Pabraukimai galime įsiskleisti ir pasižiūrėti, kad tų pabraukimų tikrai yra daugiau, arba netgi dar įeiti į pabraukimus, daugiau pabraukimų. Na ir čia va toje vietoje mes turime tuos pabraukimus. Šitas pats pirmasis tik žodžiai, tai bus pabraukti tik žodžiai, o tarpai tarp jų nebus pabraukti. Na, jeigu norit kokią ištisinį, ne tik žodžius, o norit visą, tai galim pasirinkti ir galime turėti, tarkime, dvigubą. Kai pasirinkom pabraukimo stilių, tada galime ir pabraukimo spalvą pasirinkti. Tai tokiu būdu jau mes turime tą tekstą, turime pabraukę dvigubą žalią spalvą. Na, jeigu kai aš norėjau paryškintas pasviręs, galime padaryti, kad būtų ir paryškintas, ir pasviręs, ir pabrauktas. Jeigu kažko nebenorim, persigalvojom, tarkim, nebenorim paryškinto, nuimkim šitą ir jau yra nebeparyškintas, taip pat su pasvirimu nuimam ir nebeturim. Paliko tik pabraukimas, tai du kartus, vieną kartą dar pasibrauksim, antrą kartą nuimsim tą dvigubą liniją. Tai jeigu jau yra kažkoks tai įjungtas, ne per čia, o per daugiau, tada galbūt reikės porą kartų spraktelėti, o šiaip užtenka vieno karto. Važiuojant toliau yra kartais prireikia parašyti x1, antras koks nors arba laipsnių parašyti kvadratiniai metrai kokie, tai tada yra naudojami va tie du pasirinkimai, vienas indeksas, antras laipsnio rodikliui parašyti, arba kitaip sakant, apatinis indeksas, viršutinis indeksas, tai juos galime naudoti. Tai, tarkime, man reikėtų, aš dar čia parašysiu m kvadratu, kad būtų parašyta, tai parašau m2 tiesiog, pažymiu dviejetuką ir nuspaudžiu va šitas. Na ir turime tada tą dviejetuką kaip laipsnį pakilusi aukščiau. Grįžtu atgal prie čia šito, sakykime, ir norite tekstą nubraukti, perbraukti liniją per. Tai va šitas tą ir leidžia padaryti. Va tekstas tada yra nubrauktas. Čia įsiaiškinome, važiuojame trupučiuką toliau. Čia du mygtukai, kuris vienas didina
su kiekvienu paspaudimu didėja per atitinkamą simbolių kiekį ir analogiškai antrasis mažina. Tai vat nebūtinai per čia, galite per čia didinti, mažinti tekstą, simbolių dydį. Na, toliau yra, kada jūs galite turimą tekstą paversti, sakykime, jeigu galbūt buvot surinkę didžiosiomis raidėmis ar dar kažkaip kitaip tekstą ir norite padaryti, kad būtų kaip sakinys atrodytų, taip kaip mes dabar, kad turime, tai va būtent sakinio stilius. Toliau, jeigu viskas mažosiomis, tai pasirenkat šitą ir žema buvo iš didžiosios, paliko iš mažosios. Viskas yra mažosiomis. Jeigu reikia viskas didžiosiomis, tai va tas pažymėtas tekstas, kuris pažymėtas, jis patapo viskas didžiosiomis raidėmis. Toliau kiekvieną žodį rašyti didžiosiomis raidėmis. Na ir paskutinis yra keisti mažasias į didžiasias arba didžiasias į mažasias. Atvirkščiai parašyti, vat, sakykime, pirmos raidės prieš tai buvo didžiosios, dabar jos paliko mažosios, o tos, kur buvo mažosios, paliko didžiosios. Tai va čia tokiu būdu jau ir turime tą savo tekstą patvarkę. Na, dabar aišku reikėtų, kad būtų normaliai pasirinkti sakinio stilius ir pirmoji raidė didelė, o toliau eina visos mažosios raidės. Vėlgi, jeigu reikia pakeisti simbolių spalvą, tai čia yra galimybė pakeisti ir simbolių spalvą, bet galime pasirinkti tokią, kokią norim ir jau mes turime tą spalvą. Aišku, dar tik tais neužfiksavau, bet, sakykime, tą nubraukimą panaikinti vėlgi spaudžiam ant to pačio nubraukimo ir jau tas tekstas nebėra nubrauktas. Apibendrinant galima pasakyti, vienas įkelis praktelėjus įjungiamas tas stilius, antras įkelė tas stilius išjungiamas arba tie pabraukimai, sakykime, ir panašiai. Na ir čia yra galimybė nuspalvinti, mes įskyrėm, nuspalvinom foną, sakykime, tos teksto eilutės, atsiprašau, ir galime, aišku, pasikeisti ir kažkokią tai kitą spalvą. Na, o jeigu jau turite užsidėję nusispalvinę ir norite, kad būtų be, tada pasirenkate be spalvų, aišku, prieš tai reikėjo pažymėti, pasirenkate be spalvų ir tada, kadangi aš jau dabar nuspaudęs buvo be spalvų ir turim jau susitvarkiusi ir be jokio fono tą tekstą. Kai norite daugiau kažkokių tai šrifto galimybių, pasirenkate, įsiskleidžiate va čia, kur yra šriftas. Na ir čia atkreipkim dėmesį, kartojasi, tai šriftas pats galime pasikeisti stilių, tai čia, kur buvo, yra visi tie surašyti variantai, toliau dydis irgi čia turėjome, toliau šrifto spalva turėjome čia, pabraukimo stilius arba čia renkamės arba galime čia atėję, pabraukimo spalva, kai jau bus stilius, tada ir spalvą galėsime pasirinkti. Na ir dar efektų yra daugiau. Viengubas perbraukimas, tai va čia matote iš karto vaizdą, tai būtų vienguba linija, yra dviguba linija perbraukimas, tai vieną kartą įjungiam, kitą kartą išjungiam. Toliau viršutinis indeksas tas pats, kas šitas būtų buvęs, tai renkamės viršutinį, sumažina, pakelia aukščiau, apatinis sumažina, nuleidžia žemiau. Na ir toliau mažos didžiosios raidės, čia turim tokį variantą, kada ten ta raidė, kuri buvo didžioji, yra šiek tiek didesnė negu kitos raidės, bet visos atrodo kaip didžiosios. Tai va šitos mažosios didžiosios raidės yra toks. Tos, kur buvo didžiosios, jos yra dar šiek tiek didesnės, o tos, kur buvo mažosios, jos mažesnės, bet jos visos raidės atrodo kaip didžiosios. Na, didžiosios jau bus, visos vienodos ir paslėptas tekstas mes jo nematysim, galime paslėpti ir jo nematysime. Tai va čia yra tokie nustatymai, efektai. Na ir dar vienas dalykas, ką norėčiau parodyti, tik tais galbūt aš pažymėsiu, tarkim, visą tą pastraipą, įeisiu vėl į šriftą, tai antroji kortelė plačiau, kur mes galime padaryti tarpus tarp simbolių. Tarp simbolių kalbu paretinti tekstą arba
jį padaryti sutrauktų. Tai va čia, kur yra intervalas, dabar yra įprastas, na ir galime pasirinkti, tarkime, išplėstas. Jau jūs ko gero pamatėte, kad tekstas yra praretėjęs čia pavyzdyje, kur yra peržiūra, na o jeigu jūs norite jį dar paretinti, tai galite dar paretinti ir matysite, kad tie tarpai tarp tų simbolių tik tai didėja. Tai va čia yra išplėstas tekstas. Na o jeigu reikia tekstą sutraukti, tai čia pasirinkus sutrauktas, vėlgi nusistatom, kiek mes norime sutraukti. Dabar 2.2 arba 2.2, tai žiūrėkite, netgi neina suskaityti, kas yra parašyta, tai vėlgi reikėtų jau tą sutrauktą tekstą mažinti tą skaičiuką ir padaryti, kad tas tekstas būtų, artintis nulio, tą norėjau pasakyti, bet padariau visai kitaip. Ir matote, kad tas tekstas jau nebėra toks sutrauktas ir aišku, raidės yra arčiau vienos negu įprastai, negu kai būna paprastas, arčiau vieną kitą galime kažkiek sutaupyti tekste lape vietos, suspaudžiant tekstą, sutraukiant ir tokiu būdu turime parašę taip jau savo tekstą. Na ir dar iš čia yra galimybė pakelti, va čia yra padėtis, tai yra pakelta arba nuleista, tai vėlgi žiūrim, kiek mes norim pakelti ir kiek mes norim nuleisti ir jau kyla nesumažinant pačio šrifto, kyla tekstas į viršų, tas pažymėtas tekstas į viršų per tiek, per kiek mes pakelsim. Bet jis ne tas, ne šitas, jis sumažintų, pavyzdžiui, aš tą įjungsiu viršutinį indeksą, jis sumažina, pakelia aukščiau. O šitą mes galim kiek norim, bet jis yra tokio dydžio, koks ir buvo. Simbolių dydis nesikeičia. Na ir dar, ką mes čia turėjome, tik tai neįjungiau, tai turime, kada mes galime suteikti kažkokį, tai sakykime, dar tekstui šitą kitas parinktis, tai galime per čia ir galime, jeigu mes norime, vėlgi per tą šriftą ir teksto efektus pasirinkti čia apačioje. Tai teksto efektai vėlgi, ką mes norime matyti, tai jie yra ir čia pat. Tai vėlgi galime ir pasirinkti, ką norime, kokį norime užpildą, kokį norime kontūrą. Ir va čia yra, ar norime su linijom tą kontūrą, ar kokį vientis, ar perėjimo užpildą norime, čia galime pasirinkti ir pritaikyti, bet ko gero, trumpiau tariant, kad per šitą vietą mes galime daug greičiau parinkti. Aišku, galime ir kontūrą pasirinkti, ir šešėlį užsidėti, jeigu norite, ir atspindį kažkokį pasirinkti, švytėjimą, tai čia viskas yra. Tai va taip yra teksto tie efektai per čia ir pasiekiami. Tai tokiu būdu mes juos galime turėti. Tai tiek trumpai yra apie teksto formatavimo teksto rengyklėje.